Praėjus penktadienis buvo paskutinioji diena mokykloje 103 atgimimo vidurinės mokyklos abiturientams. Ši diena minėtos mokymo įstaigos 12-okams įsimins visam gyvenimui. Išleidžiame ne tik energingus, gabius, protingus vaikus, bet ir labai kūrybingus, aktyvius, tuos, kurie ne tik sportavo, ne tik savo dainomis džiugino mokyklos ir miesto visuomenę, bet ir aktyviai dalyvavo įvairiose olimpiados ir konkursuose. Labai gražiai bendravo, ypač 12 C klasės, su savo tėveliais ir auklėtoja. Dalyvavo įvairiuose renginiuose, visi kartu, kaip viena šeima. Džiaugiame savo sportinę klasę, kuri 3 metus iš eilės laimėjo Alytaus apskrities geriausios krepšinio klasės turnyre. Ir 3 kartus lankėsi Paryžiuje. Žinoma, mokiniai labai dėkingi Druskininkų savivaldybei už šią ypatingą dovaną ir rėmėjams. Taigi, išeina 4 klasės, išeina linksmi, energingi žmonės pasitikti savo gyvenimo, savosios gyvenimo žvaigždės, kuris užžips tik tai jiems, ir to gyvenimo jau neberibos skambučio virpesys. Penktadienį nuo pat ankstyvo ryto atgimimo vidurinės mokyklos abiturientai buvo užimti įdomia veikla ir galėjo paskutinį kartą stebėti mokyklos gyvenimą iš arti. Tądien į minėtą mokymo įstaigą įžengusius 12-okus mokykloje pasitikę 11-okai lydėjo į išpuoštas klases, kuriuose vyko jau paskutinės pamokos. Jas vedė jų pasirinkti mokytojai ir 11-okai. Prieš nuskambant paskutiniam skambučiui, abiturientai turėjo dar vieną galimybę pabūti drauge su savo klasės auklėtojais. Man mokykla buvo antrieji namai, čia praleidau daug laiko. Tas laikas labai įsiminė ir man patiko šiai mokyklai. Labai džiaugiuosi, kad patekau į sportininkų klasę. Tikiuosi, kad mes visi bendrausime baigę mokyklą. Iš tikrųjų labai keista, nes kartu ir noriu palikti mokyklą. Džiugu, kad jau praėjo 12 metų, bet kartu ir liūdna, nes teks susiskirti su savo draugais, su savo mokytais mylimais. Tačiau reikia įdėti į priekį, nes tai prasidės naujas gyvenimo etapas, kuris, manau, bus puikesnis, negu buvo šis praėjęs. Visgi 12 metų praleista čia. Tiesiog didelė gyvenimo dalis. Žinoma, norėčiau padėkoti mokytojams, išmokino mane, visam klasiokams, tėveliams, žinoma, taip pat. Tiesiog visiems žmonėms, kurie supo mane šios gražius metus. Nuskambėjus paskutiniam skambučiui, tradiciškai savo mokinius ir draugus išlydėjo visi mokyklos mokiniai bei pedagogai, rankomis susikibė ir kelią salės link apgaubė gyvuoju koridoriumi. Iškilmingame renginyje sveikinimo žodį tarė mokyklos direktorė Danutė Česienė. Šios mokymo įstaigos vadovė dėkojo visiems pedagogams, klasių auklėtojams, mokinių tėvams, visiems mokiniams, sportininkams, olimpiadų ir konkursų dalyviams, šokėjams, dainininkams, dramos būrelio kūrėjams, kurie kiekvieną iškilmingą šventę mokyklos bendruomenę džiugino savo kūrybą ir pasiekimais. Renginyje tradiciškai skambėjo abiturientų atliekamos dainos ir eilės. Tądien paskutiniojo skambučio šventę vainikavo lietuvių kalbos mokytojos Ramunės Karlonienės pastatytas spektaklis, kuriame vaidmenį sukūrė patys 12-okai. Susirinkusieji išvydo pjesę Gal bitelė žiede. Jaunieji aktoriai scenoje parodė galimus abituriento kelio į gyvenimą variantus, todėl žiūrovai žavėjosi abiturientų išmonę gražiai atsisveikinti su savo mokykla.